Darom bandymą. Medinį tašelį tempdami į medinį stalą. Sulakuotų. Ir kur čia tas vienas. Nu ir tempiam. Va. Šį pasukti. Matom, kad trinties beveik nesusidaro. 0,2 Newtono. Toliau einam ant žemės. Dabar yra medinis tašelis ir į grindinį kilimą yra trinamas. Žiūrim, ką rodys. Tai rodo, kad trintis yra lygų 1,1 Newtono. Dabar tempsim lovos kampų, odinių lovos kampų. Žiūrime, kiek bus trinties. 0,3. Dabar pačia lova. Kaip matot, paviršius yra nelygus, medžiaginis. Kadangi medis nėra nuobliuotas, nėra nulakuotas, tai jau paviršius yra grubus. Tai rodys 1,5 Newtono. Dabar čia, kaip matom, yra medžiaga, bet lygus paviršius. Ten buvo lovos paviršius, bet buvo paviršius grumlėtas. O kaip matom, pati mediena yra neobliuota. Nelygus paviršius, nelakuota nikas. Dabar bandome patraukti per lygią medžiagą. Pasižiūrėti. 0,8 Newtono. Čia matom, yra knyga jau. Pasikeitė jo masė negu ten tos svarelio, bet ir, kaip matome, paviršius yra nebe popierius, o aplankalas, kurio paviršius yra lygus. Dabar tempsime medinių stalų. Žiūrėsime, kiek rodys mums trinties. Matome, knyga traukiasi, kai yra ties 1,3 Newtono. O mes, kai traukėme medinį kaladėlį, tai buvo 1,2 Newtono. Dabar čia traukiam grindų kilimų paviršių. Knygą. Pažiūrėsim, ką mums rodys. Bandymas. 2,2 Newtono. Kaip matome, trintis yra daug didesnė, nes knygos pats svoris, nei palyginus su mediniu tašeliu, yra daug didesnės. Dabar trauksime lovos paviršių. Čia maždaug kaip kilimo, bet tik yra labiau grumlėtas paviršius. Toks nelabai lygus. Traukime. Kaip matome, lovos trintis yra didesnė negu grindų, nes paviršius, matome, yra minkštesnės ir dar plius yra labiau grumlėtas. Dabar trauksime labai švilių paviršių, tai čia virtuvinis, mediena, žodžiu, laminuota mediena. Bandome traukti. Kaip matome, čia trintis yra daug mažesnė, nes abudu paviršiai yra slidus. Ir dėl to susidaro maža trintis tarpusavy. Kiek čia palakai dar pasirodo? 1,3 Newtono. Nu ką, čia ant odinio kampo pažiūrim, kaip bus. Matome, kaip 3,2 Newtono. Pirmą tempsime pagal sudėtų laminatą pagal tas juostelės esančias. Turėtų būti mažesnė trintis pagal viską. 1,5 Newtono. Dabar tempsim statmenai, ne statmenai, o priešingai laminatų dėjimo, sudėtų laminatų, nes bus tie grioveliai šonų. Jie eina šitai, bus šonų, priešas. Bandome žiūrim, kas yra. 1,6 Newtono.
tai matome, kad trintis yra priešais yra didesnė negu paliai, nes yra tie griuveliai trukdo, padina trinti.